Kaip sumažinti pušų aukštį? Jeigu jūs turite pušelę ir jeigu jūs nenorite jos auginti didelę, sakykime, jums užtenka tų gabaritų, kurie jau yra, galite savo leisti ją auginti šiek tiek nedaug didesnę, bet nenorite labai didelio augalo. Parodysiu, kaip reikėtų kontroliuoti jos aukštį. Kai išleidžia pušis ūglius, visą laiką būna vidurinis ūglis pats stipriausias. Šoniniai ūgliukai, kaip taisyklė, būna daug silpnesni. Tai jeigu norite mažinti aukštį, vidurinį ūglį reikėtų išlaužti. Čia aš dabar truputėlį esu pavėlavusi. Tai reikėtų daryti šiek tiek anksčiau, tuomet, kada tie ūgliai labai lengvai lūžta. Jau ūglis yra šiek tiek sukietėjęs, todėl aš jį iškirpsiu su žirklutėmis. Štai, va šitaip va, ir nuimam šitus viršutinius pačius stipriausius ūglius. Jeigu norite šiek tiek tik tais mažinti, galite tą ūglį tiesiog prilaužti. Tiek, jeigu tiek prilaužėte, tai šita dalis jinai aukštesnė nebeaugs. Tiesiog augs toliau spigliukai, o pats stiebelis liks tokiame aukštyje. Jeigu norite, kad labiau šakotųsi jūsų pušelė, tai palikit kuo daugiau šitų ūgliukų. Jeigu jums šakotumas nereikalingas labai tankus, tarkim, jūs neplanuojat auginti tų vadinamų debesėlių, arba nenorite, kad jūsų pušis būtų labai tanki, tiesiog kaip rutulis su vien šakomis ir be jokios properšos, tai galite sumažinti kiekį šitų ūgliukų. Sakykime, aš dabar išlaušiu šitą ir paliksiu du šitus mažiukus ūgliukus. Jie šiek tiek dar paaugs, bus netokie dideli, netokie stiprus ir mano šita viena šakelė išsišakos į dvi dalis. Jeigu norite dar labiau sumažinti, tai galite, kaip augs šitie ūgliukai, irgi šiek tiek prilaužti. Per pusę, per trečdalį, kaip jums patinka. Tokiu būdu jūs reguliuosite pušies aukštį ir pušies tankumą. Čia viršūnė irgi yra jau gana aukšta. Tai aš šitą iškirpsiu. Čia paliksiu 3. Ir kol kas tokius ir paliksiu. Vėliau matysiu, jeigu jie paaugs aukštesni, juos pritrumpinsiu. Dar vienas geras dalykas yra, kad kai jūs pritrumpinat ūglį, paskatinat pumpurėlių augimą šitose vietose. Tada šakelė pradės labiau šakotis. Pušis pasižymi tuo, kad jeigu nukirpsit šakelę iki tos vietos, kur nebėra pumpurų, jinai čia pumpurų neišleis. Tuo tarpu lapuočiai augalai, nukirpus jiems viršūnę, jie prabudina čia esančius kitus pumpurus ir dar geriau ima šakotis. Atželia stipriai. Šitas triukas su pušimis nepraeina. Jas reikia žeminti arba tankinti, naudojant būtent šitų ūglių trumpinimą arba iškirpimą, visiškai išlaužimą. Jeigu pušį norite žeminti smarkiai, tarkim, nuimant didelę dalį viršūnės, tai reikėtų ją kirpti štai šitoje vietoje. Jeigu jūs norite čia šitą dalį sumažinti, reikėtų kirpti
va šitoj vietoj, kur yra išsišakojimas kitų šakų. Negalima kirpti va čia va, kur nėra šakelių. Nes šitas trampas vis tiek jisai nebeaugs toliau. O va čia nukirpus, šitos šakelės pakeis viršūnę viena arba kita. Arba jūs patys nukreipsite kažkurią į viršų. Va čia pavyzdžiui labai gražiai pati šakelė yra išaugusi aukštyn ir jinai labai sėkmingai pakeis viršūnę. Jo labiau, kai va, tokios kalninės pušys, jos turi gana daug tokių viršūninių šakų. Dar parodysiu, ką padariau su pušų viršūnėmis. Štai šitos pušys yra paprastas miško pušis. Čia šita viena ir va ten yra kita. Ir buvau jau rodžiusi, kad jos viršūnėse sukrovė labai daug pumpurų. Tai šitus pumpurus nuskabiau ir palikau po vieną nedidelį. Čia buvo pats bene mažiausias ūgliukas ir jisai jau gana nemažai paaugo. Jeigu jisai dar labai stiepsis, tai aš jį pritrumpinsiu. Ir jeigu pradės leisti dar kažką tai iš čia, tiesiog išimsiu. Tam, kad nebestorinti šitos viršūnės, šiaip jau aš ją greičiausiai pašalinsiu. Va tik iš šitos vietos. Na, tokie mano užmanimai. Čia kol kas net nepasakosiu, ką aš čia bandau padaryti. Dar gal ir pati gerai nežinau galutinio rezultato, nes augalas yra toks dalykas, kad mes galim prisifantazuoti vienaip, o jisai gali visiškai su mumis tuo klausimu nesutikti ir augti visiškai kitaip. Dar ką padariau, tai viršūnėlėje išskabiau ir kitų šakų ūgliukus, palikdama tik tais po 2. Nuimdama tuos stipriausią vidurinį, silpnesnius šiek tiek šoninius ir šitus šoninius palikau. Vėliau žiūrėsiu, ko gero aš juos dar gal ir pritrumpinsiu, kai matysiu, kaip augs. Tai čia ant kai kurių šakelių, ant šitos. Čia apgenėsiu tas šakeles, kurias noriu pritrumpinti, palikdama tik tais 2 ūgliukus. Galiu parodyti tiesiog. Išlaužiu, labai lengvai išlūžta. Vieną išlaužiu, kitą. Šitus 2 palieku, vėliau kaip augs patrumpinsiu. Lygiai taip pat ir čia padarysiu. Jeigu auga vienas ūgliukas ir man čia reikia šakos, aš tikrai jį paliksiu, tegu jis auga ir toliau. Bet čia buvo nukastas ūgliukas. Tai šitą šakelį atmirs. Šitą šakelį greičiausiai atmirs, nes ūgliuko jau, nebent va šitas dar išaugs. Jeigu paliksim viršutinę žvakutę ilgą ir niekiek jos nepritrumpinsim, gausim tada va štai tokį ilgą tarpą be šakų. Medis didės, augs aukštyn, bet šakojimasis bus gana toksai retas. Štai čia yra šakos, kurios buvo užaugę tada, kada buvo žeminamas viršūninis pumpuras, prikerpamas. Ir štai kokie tarpai tarp šakų. Jie yra nedideli, gražus šakotumas. O paskui porą metų aš nepadariau to, nenutrumpinau viršūninio ūglio ir gavosi va toksai va ilgas kamieno tarpas be šakelių. Kitais metais vėl nenumažinau irgi, gavosi dar vienas tarpas toksai irgi be šakelių. Vadinasi, jeigu jūs norite užauginti medį greitai ir gana aukštą, tai viršūninių žvakučių neliečiat, leidžiat jom augti tokiamis, kokios jos yra. O jeigu norite šakotesnio medžio ir mažesnio, tada reikėtų dirbti su žvakutėmis.
Susilpninus viršūnės dominavimą, daugiau maistinių medžiagų tenka šoninėms šakoms. Šoninės šakelės, kaip matote, yra gerokai silpnesnės, plonesnės ir jų ūgliukai yra mažesni. Tai kai viršūnė yra pritrumpinama, susilpninama, tada daugiau maistinių medžiagų gauna šitos šoninės šakelės, jos tada gali geriau vystytis. Kaip matote, pušų genėjimas yra šiek tiek specifinis, bet žinant tuos niuansus, kuriuos aš jums susakiau, jūs iš pušų galite pasidaryti tokį augalą, koksai jums yra reikalingas ir tokį augalą, kuris nekels jums problemų. To jums ir linkiu, iki sekančio susitikimo.